Ar žinojote, kad Europos parlamentą sudaro 705 nariai ir jau birželio 6-9 dienomis vyksiančiuose Europos parlamento rinkimuose galėsite išsirinkti narius, kurie atstovaus jūsų nuomonei? Ar balsuosite Europos parlamento rinkimuose? Tai be abejo balsuosiu. Taip, būtinai. Taip, būtinai balsuosiu, visada balsuoju. Taip, balsuosiu, iš tiesų, tai nesu praleidusi nei vieną balsavimą ir visada atlieku savo pareigą ir visada balsuoju, tai balsuosiu ir šį kartą. Kodėl jūsų nuomonė yra svarbu balsuoti? Manau, tai kad kiekvieno žmogaus pareiga yra balsuoti ir po to tiesiog žinoti, kad aš atidaviau balsą ir aš noriu grįžtamojo ryšio ir žinoti, ar atstovavimo mano interesai ar ne. Tai tiesiog galvoju, kad kiekvienas žmogus, kuris balsuoja, tuomet gali reikalauti ir norėti atstovauti tų žmonių, kurie mus atstovauja, atsakomybės. O jeigu tu nebalsuoji, tai tada negali ir priekaištauti. Todėl, kad reikia parodyti mūsų vienybę visų europiečių ir nesvarbu, kad mes gyvename mažesnėje Lietuvoje. Mes turim turėti išdidumo ir turim turėti savo principus ir tą parodyti kiekvieną kartą, kai reikia. Turbūt prilyginčiau šitą klausimą klausimui, ar svarbu gyventi. Tai be abejo būtina balsuoti, atiduoti savo balsą, pasakyti savo nuomonę, dalyvauti gyvenime. Balsuoti vadinasi dalyvauti gyvenime ir gyventi. Na, dėl to, kad būtų geresnis gyvenimas vaikam, jaunimo, anūkam ir visiems, bendrai visiems jauniems žmonėms, kad būtų ateitis geresnė ir lengvesnė. Jeigu kalbėti apie rinkimus apskritai, tai manau, kad tai yra puikia galimybė pareikšti savo nuomonę. Ir ypač jaunimui. Manau, kad tada jaunimui yra labai svarbu būti išgirstiems ir reikšmingiems, sprendžiant tiek Europos, tiek Lietuvos dabartį ir ateitį. Manau, yra be galo svarbu išrinkti žmonės, kurie atstovaus mūsų šalies interesus. Tai yra kiekvieno lietuvio pareiga balsuoti. Ir kaip aš puikiai prisimenu, kaip mes buvom priimti į Europos Sąjungą 2004 metais, gegužės 1 jau buvo patvirtinta. Ir mūsų bendruomenėje vyko labai didelė šventė. Toks jau buvo neišpasakytas džiaugsmas, kad mus, reiškia, patvirtino, kad mes esame Europos Sąjungos nariais. Reiškia, tarp 27 valstybių esame ir mes. Europai palinkėčiau vienybės, Europai palinkėčiau iš tikrųjų sugrįžti prie savo šaknų ir grįžti prie pamato, grįžti prie krikščioniškų vertybių. Aš linkėčiau Europos Sąjungai budrumo, stabilumo, teisingų sprendimų priėmimų ir labai norėčiau, kad iš Lietuvos į Europos parlamentą ateityje patektų jauni žmonės, kurie gebantys valdyti užsienio kalbas ir atstovautų garbingai Lietuvai. Europai tai viso to, kas čia pas mane yra dabar parašyta, kadangi šiandien kalbos atgavimo diena ir specialiai apsirengiau. Ir dar norėčiau taikos, tai yra visiems, kad niekas nepatirtų to, ką patiria dabar žmonės Ukrainoje. Gero laimingo gyvenimo, stiprybės, ramybės, kad nebūtų karo, kad visi liktum gyvi, sveiki. Pirmiausia, tai supratingumo, bendruomeniškumo ir taikos, kad būtų vien tik tai taika visam pasauliu ir Europoje, aišku. Aš manau, gal daugelis žmonių dabar linki ir nori vieno dalyko, tai yra taikos, santarvės, tiesiog tokio bendradarbiavimo, kad šalys viena kitą palaikytų. Palinkėsiu vienybės ir palinkėsiu darnos, kalbėti ir klausyti ir priimti ir pripažinti. I am incredibly proud to call myself a European because the European Union created a lot of opportunities and possibilities for me
that just weren't available for my parents before the European integration totally transformed and developed my country. So thank you, EU, and happy birthday. Paminėkime Europos dieną kartu.